Šitą žemę man likimas dovanojo, žydrą dangų, sniego sodus ir pilis. Ji klevais raudonais rudenį liepsnoja, jie atvėrus kiekvienam plačiai duris. Šito grožio kiek yra man ir pakanka. O toliau patys dainuokit. Mano balsas ne pats geriausias, šiandien kažko užkimęs. Šitas specialus video Gyčiui Paškevičiui. Tikrai žydras, va toks, būtent va toks žydras dangus bus nuo šiandien. Taigi, aš kviečiu jūs į mūsų projektą. Ir be galo esu dėkinga už tokią nuostabią dainą. Tai tikrai šita daina atėjo iš aukščiausiojo, iš Dievo. Ir už tokį sielos grožį, tai ką jūs turite viduje, tai neįmanoma nepamatyti. Ačiū jums už tai, aš tą dainą dainuoju kasdieną ir džiaugdamasi ir verkdama iš laimės. Ir mano mokykloje mokinosi jūsų žmona Rugilė, buvo keletą metų vyresnė už mane. Ir, man atrodo, buvusi Lapėnaitė ir ji turi savo seserį, kurios vardas lygtai, jeigu nesuklysiu, Brigita. Aš buvau Lapėnaitės, tai va, kviečiu jūs. Aš bendravau su jūsų sūnumi, Dominyku Paškevičiumi. Tai linkėjimai jums visiems iš visos širdies. Kvieskite visą savo giminę, artimuosius, visus, ką tik pažįstate, visus šiauliečius ir nešiauliečius. Ir lauksime jūsų, mūsų didžiojoj šventėj. Nes šventė bus tada, tada bus tikros Velykos, kai visi susivienis. Tai va tokia mano idėja. Ir kai jūs ateisite, užsiregistruosite į kompaniją Aljansum, skambinkite tais telefonais, kurie nurodyti. Ir viskas, laukiame ir bendrausime. Ir aš lauksiu, ir Jevgenijus jūsų lauks. Va taip, rankas išskėtęs kiekvieno žmogaus. Tai iki pasimatymo. Tikiuosi ir pasimatysim gyvai. Didžiausias palaiminimas jums ir jūsų šeimai, visai giminiai.